Sveiki, mėlieji gerbiamieji, greitai pasakysiu, kas nuramins jūsų širdelę, per daug net nemaišius tų kortų. Jeigu jūsų širdelė 4 padėjau, tai tada 4 variantai sumaišiau, kokį aš čia darau išdėstymą. Gerai, norėjau greitai, bet bus kaip bus. Jūsų širdelę nuramins, įsirinkit. Pirmasis variantas, na taip, tai ir nuramins širdelę tikrai. Tai išsipildymas visų norų. Pripildytos visos taurės, pakviesti svečiai, visi pasilinksminsit, viską aptarsit. Jūs galit šitą padaryti, jūs galit visus pavaišinti, jūs galit pasimėgauti. Ir tai visiems patinka ir jūsų širdis dėl to rami. Švęskit, ką ten norėjot švęsti. Taip, o čia ta puikioji jausmingoji karalienė jum atneša. Toje taurėje yra auksinė žuvelė. Jum atsiras kažkas kaip auksinė žuvelė ir išpildys jūsų norą ar jūsų norus. Tai, dėl ko jūs nerimaujat, visiškai greitai pasikeis į puikiausią pusę, jūs gausit viską, ko norit ir džiaugsitės tuo. Džiaugsitės vietoj to, kad nerimautumėt. O čia puikiai idėja. Jūs matyt galvojot, kaip išspręsti kažkokį uždavinį. Jums atrodė, kad tai neįkandama, neišsprendžiama, kad tai per sunku ir jums kėlė nerimą. Tai žinokit, kad jūs gausit atsakymą, gausit sprendimą ir dar geresnį negu manėt, dar geresnį negu įsivaizdavot. Nes pažiūrėkit, kaip ta lazda išleido lapelius ir to jau net sužydės. Jūsų širdį nuramins pinigai, nedideli, bet labai malonus, gal šiek tiek netikėti. Gal jums kaip tik ir trūko kažkokio dar momento iki algos, kažkokios sumelės, jums tai kėlė nerimą, tai žinokit, liaukitės nerimaut, pinigėlis jums ateina labai lengvai, džiugiai ir žaismingai.